Sveiki, noriu Jums pristatyti programėlę pavadinimu Eismo informacija. Tai yra Lietuvos automobilių kelių direkcijos programėlė, skirta vairuotojams, norintiems sužinoti orų ir eismo sąlygas keliuose realiuoju laiku. Vos ją įsijungę, pamatysite nuotraukas iš artimiausių kelių orų stebėjimo stotelių. Paspaudę sąrašo mygtuką, pamatysite šalia esančių stotelių sąrašą, atstumą iki jų, o paspaudę ant stotelės gausite išsamią tos vietos oro sąlygų informaciją, tokią kaip temperatūrą, matomumą, vėjo stiprumą ir taip toliau. Tik reikia prisiminti, kad ne visos stotelės atvaizduoja šią informaciją. Na, o paspaudę žemėlapio mygtuką, arti esančias kelių orų stebėjimo stoteles pamatysite žemėlapyje. Kita šios programėlės funkcija yra kelių sąlygų informacija pasirinktame maršrute. Tam, kad galėtumėte ją naudotis, reikia nustatyti savo maršrutą. Tam užtenka įvesti esamą miestą ir tą miestą, į kurį važiuojate. Taip pat galite įvesti ir tarpines stoteles. Taigi, sudarius maršrutą, programėlė parodys visas jame esančias orų stebėjimo stoteles bei įvairias kelyje esančias kliūtis, remonto darbus ir panašiai. Pasirinkus sąrašo arba žemėlapio mygtuką, visą šią informaciją galite pamatyti skirtingais būdais ir taip lengvai apsispręsti, kurį kelią pasirinkti. Trečia svarbi programėlės dalis yra galimybė pranešti apie kelyje pastebėtus eismo įvykius, kliūtis ir nelaimės. Čia galite padaryti įvykio nuotrauką, nurodyti kelią, kryptį, įvykio tipą ir palikti komentarą. Ši informacija, kartu su nuotrauka ir jūsų buvimo vieta, nueis tiesiai į kelių direkcijos sistemas ir taip pagelbėsite užtikrinti operatyvų šios tarnybos reagavimą. Taigi, jei dažnai važinėjate tarpmiestiniais ir krašto keliais, būtinai išbandykite šią programėlę, o ją galite rasti Google Play ir Apple App Store programėlių parduotuvėse.